Jonas paskambinęs neklausė Linai, o prašė, sako, Linas nuramina tautiečius, nes visi panikoja ir skaito straipsnius, ar verta panikuoti, ten antraštės būna, kodėl, ten kemzūra, nuraminkite. Panikuoti apskritai niekada neverta, kad ir apie ką kalbėtume. Nuramink tautą, Lin. Ramiai tautiečiai, ramiai. Ne, iš tikrųjų, panikuoti neverta, nerimauti galbūt šiek tiek, bet vėlgi neperžengiant sveikų ribų ir galų gale, nu tai vėlgi, jeigu jau labai blogai ir jeigu ten jau neviltis pasaulyje didžiulė nebėra, nu vis tiek reiktų prisiminti, kad yra kažkur šalia ten mylima mergina ar mylimas vaikinas, yra tokie dalykai kaip geras viskis, geros atostogos ir tai, nu, krepšinis, kad ir kaip mes jį mylėtumėm, kad ir kaip sirgtumėme, nu tai nėra pasaulio pabaiga, aišku. Nemanau, kad tai kažką nuramins, jeigu mūsiškiam nepasiseks, bet kuriuo atveju pabandžiau. Tai nuramino greičiausiai tautiečius.